Verslo žiniose šiandien pasirodė stambi analizė apie tai, kaip šios 4 metus sekėsi mūsų vyriausybei. Apie tai, kokia iš tikrųjų buvo jos sėkmė ir nesėkmės, kalbėsime su analizės autorium, verslo žinių apžvalgininku Stasiu Gudavičium. Tai klausimas paprastas, iš tikrųjų, kaip sekėsi mūsų vyriausybei? Mes išsirinkome iš tų 500 maždaug priemonių, kurios buvo patvirtintos prieš 4 metus, kaip šios vyriausybės planai, kaip šios vyriausybės pažadai atlikti per savo kadenciją, maždaug 80 tokių svarbiausių mūsų požiūrių. Ir kada suvedėme pliusus ir minusus, tai yra kaip sekėsi įvykdyti tuos pažadus, kaip sekėsi įvykdyti tos programinės nuostatas, pastebėjome, kad pasidalinimas yra apylygis. Trečdalis įvykdyta, trečdalis yra pajudėję vykdymas, bet dar neužbaigta. Ir trečdalis padėta į stalčių, maždaug trečdalis padėta į stalčių ir geresniems laikams ar iš viso pamiršta. Maždaug šitaip. O tai iš tikrųjų, kodėl trečdalio darbų galbūt nepavyko, galbūt čia Seimo problemos kokios nors? Iš tų trečdalio darbų, kurie padaryti, tikrai stambus dalykai, bet jie yra tokie strateginiai, tęstiniai, kuriuos pradėjo iš principo ankstesnės vyriausybės. Ir bet kuri vyriausybė, kokia bebūtų valdžioje, matyti, kad ji įvykdytų per šią kadenciją tuos darbus. Tai yra ir euro įvedimas, ir suskystintųjų dujų terminalo statyba, jungčių su vakarais statyba, fiskalinės drausmės išlaikymas ir panašus dalykai. Iš tų pajudėjusių darbų, bet dar kol kas neužbaigtų, bene ženkliausias yra pavyzdys, ko gero, socialinio modelio. Vyriausybė gali savo pasidėti pliusą, kad jinai pernai atidavė socialinio modelio paketą Seimui priimti, pakankamai liberalų paketą, tačiau į ką jisai pavirs Seime, dar niekas nežino ir šiandien praėjus beveik metams po to, kai Seimas šį paketą gavo, nes jis tik dabar yra priiminėjimas. Taip kad nemažai darbų iš tiesų yra įstrigę ties Seimo slenksčiu. Ir čia yra keletą priežasčių. Seime yra didesnis politinis išsiblaškimas, negu kad vyriausybė labiau koncentruota yra. Kita vertus, iš tikrųjų, parlamentinėje valstybėje vyriausybė ir jos vadovas turi demonstruoti politinę lyderystę. Tai yra, kitaip tariant, Seime, parlamente įtikinėti valdančiąją daugumą, priiminėti tos sprendimus, kuriuos padiktavo vyriausybė. To aiškiai, šiai vyriausybei to aiškiai pristigo. O kokie buvo tokie esminiai jų pažadai, kurie nebuvo įgyvendinti? Žadėta, kad per šituos 4 metus bus pasiektas subalansuotas biudžetas, nepadaryta. Energetikos strategija, kurioje būtų atsakyta į klausimą, tai kągi darome su atominė energetika, nepadaryta. Emigrantų sugrįžtuvės vangios, proveržio investicijose nėra, išvaryta Chevron, visiems gerai žinoma istorija. Valstybės valdomos įmonės nesuefektyvintos iš principo, čia irgi ženkliausias pavyzdys bene yra miškų urėdijų istorija. Ir panašus dalykai, švietimo sistemos reforma nepajudėjusi absoliučiai iš mirties taško. Duok Dieve, per kitus 4 kadencijos metus bent kažkas iš šitų dalykų bus padaryta, bet tuo jau užsiims kita vyriausybė. Ar ji bus panašios sudėties, kokia yra dabartinė, parodys tik tai šių metų rudens rinkimai. Beje, vienas iš mūsų ekspertų, kurie vertino šios vyriausybės darbus, atkreipė dėmesį, kad per šitos 4 metus gana dažnai kartojosi įvairūs rinkimai. Tai yra, mes turėjome ir prezidento rinkimus, ir Europos parlamento, ir savivaldybių rinkimus. Dabar po štai šių metų rudens rinkimų mes turėsime gana ilgą, beveik 2-3 metų truksiantį periodą be rinkimų. Kitaip tariant, tai bus pats tas laikas vykdyti bent kiek stambesnės reformas. Kad tik tai turėtume stabilę ir ryžtingą vyriausybę. O iš tikrųjų, truputėlį užsiminėm apie švietimą. Jeigu mes
vertintumėt mūsų premjerą kaip mokinį? Kokį pažymį parašytume vyriausybei? Ir mes patys įvertinę visus atliktus ir neatliktus darbus ir mūsų ekspertai jam ir apskritai šiai vyriausybei ir valdančiai koalicijai parašė tokį stiprų 60 balėje sistemoje. Bet kartu buvo atkreiptas dėmesys, kad jeigu pavyktų iki šios kadencijos pabaigos patvirtinti iš tikrųjų lankstų ir liberalų šiuolaikinius reikalavimus atitinkantį socialinį modelį, pirmiausia darbo kodeksą, tada galima būtų tą 60 apversti ir paversti jį palyginti stiprių 9. Taip, ačiū už komentarus, o visą analizę galite skaityti mūsų dienraštyje Verslo žinių ir portale vz.lt.